Ta prasme, tą patį sakom. Aš labai tada užkinusanti. Pats pirmas video. Aš žiauriai užkinusanti esu. Čia bus geras update'as. Well, guess what? Na ir atėjo laikas filmuoti laiko kapsulę. Prieš 6 metus išleidau YouTube video, kur uždaviau savo ateities aš klausimus. Na ir sakiau, kad kas 3 metus vis atsakinėsiu į tuos klausimus. Tai prieš 3 metus jau buvau kelusi vieną dalį. Čia tikrai kažkur paliksiu laukelį, kur galėsite peržvelgti. Na ir prabėgo dar 1-3 metai. Ir laikas vėl atsakyti tuos klausimus. Visiškai neturiu žalio supratimo, kokius aš ten klausimus žiūrėjau, nes kada įkeliu, viskas, aš to video net nežiūriu. Kada ateina laikas nufilmuoti šitą video, tai tada ir pasižiūrėsim. Tai įdomu, kaip aš ten atrodžiau, ką atsakinėjau ir taip toliau. Tai žodžiu, nieko nelaukiant, netampant gumos, pradedam. Žiūrimą video aš pagreitinsiu, kad tiesiog neužtrukti čia belė kiek laiko, tai... Jam čia buvo. Aš nenoriu savo terapijos padaryti savo darbu. Kai šitą video filmavau, aš žinojau, kad aš su tuo žmogu, kur tada draugavau, ilgai neišbūsiu. Ir aš žinojau, kad jeigu aš atsakyčiau tada į šitą klausimą atvirai ir nuoširdžiai, aš žinau, kad aš būčiau gavusi žiauriai pitaką ir tiek fiziškai, tiek psichologiškai, taip toliau. Ir pakomentuokite apačioje, aš turėčiau padaryti follow-up patyčių video ir galbūt dėl to išsiskyrimo video, nes tikrai turiu apie daug ką papasakoti. Ir atėjo laikas filmuoti laiko kapsulę. Sveiki, kas nežino, tai prieš kelis metus nufilmavau laiko kapsulės video. Ir tiesiog šito video esmė yra, kad tu užduodi ateities savo klausimus, bet tuo pačiu ir atsakai tada, kai tu jį filmuoji. Ir tiesiog po kelių metų visų pasižiūri tą video, atsakai juos, nesvarbu, ten tiesiog savo asmeniškai, ar keldamas video viešai. Tai prieš 3 metus aš tokį pat video ir nufilmavau ir nusistačiau datą, 23 metai, sausio 8 diena ir dabar yra sausio 7 ar 6 diena, nepamenu, bet matysi šitą video sausio 8 dieną. Tikrai labai įdomu, kaip aš pasikeičiau kaip žmogus, kaip atsakinėsiu klausimus, kokie tenais buvo klausimai, nes visiškai neturiu žalio supratimo, kokie ten bus klausimai. Kelis lyg ir nuomonę, žodžiu, įdomu, kaip aš tada juos atsakiau ir kaip dabar atsakysiu. Tai žodžiu, pakomentuokite, ar pasikeičiau apart plaukų, man tikrai tai yra įdomu. Ir kalbant apie plaukus, žinau. Nu, pakomentuokit, pasakykit. Nes aš šiaip dažnai girdžiu, kad mano veidas visiškai niekom nesikeičia. Tik tai, aišku, pas mane pastoviai kažkas turi vykti su plauku. Dabar jau tiesiog daro savo reikalus, aš jau bandžiau ir plauti galvą prieš šitą video ir sakyti, kad žinai, apie gumos. Pradedam šitą video ir jeigu manęs neseka Instagram'e, linkas bus paliktas apačioje arba čia kažkur įsklydys. Na ką, ir pradedam. Ok, šitą video nemeluosiu, norėjau nufilmuoti, kai turėjau nagus, o dabar atrodau. Kokią aš kūdeną, bet aš labai pasilgau savo tų tokių lašis plaukų. Kaip 5-metės su 5-metės. Prieš filmuodama šitą video aš vis mąsčiau, su kokiu žmogum aš draugavau. Tada jie labai buvo įskamba, bet man vis buvo įdomu, nes pagal tai plius minus aš spręsiu savo atsakymus, kaip atsakinėjau tada ir kaip dabar tiesiog įdomu bus pasižiūrėti ir aš labai pasilgau savo tų lašis plaukų. Ta prasme, tą patį sakom. YouTube'ai net nesiteisinsiu dėl ko, tiesiog paliksiu. Taip, bet kaip skaitėte aš pavadinimą, nors žinant mane, aš netizuoju, koks pavadinimas bus. Bet žodžiu, pirmas dalykas, aš pamačiau Akvos Afuzės, paliksiu video linką apačioj, kaip jinai savo užduoda klausimus, kuriuos atsakys po 3 valandų. Mano balsas to video, pačio pirmojo ir muzika yra 2 nesuderinami dalykai ir aš belenkai viską išbalinau. Ta prasme, jau. 18 metų ir aš prisimenu, kad aš anksčiau mačiau tokį video, kur vyras jau atsakinėjo prieš savo 50 metų užduotus klausimus ir aš galvoju, kodėlgi ne, man tokia pat labai gerai atsistučiau ten, bet muzika ir mano balsas yra visiškai nesuderinti ir belenkoks aidas. Tiesiog šlykštu. Aš žiauriai užbalinau viską. Po ten nufilmavus video. Aš ir absoliučiai viską vienodai sakau. Ir žinau, savo kelis klausimus nemeluosiu, jie kind of bus tokie deep, į kuriuos nelabai, į kai kuriuos įsigilinsiu, į kai kuriuos ne. Tiesiog tai yra labiau jau man, galbūt metų, kai atsakysiu šitus klausimus, paaiškinsiu visą kitą, bet jo, kas dar nesuprenumeravę mano kanalą, būtinai tai padarykit. Ai, ir dar vienas dalykas, prieš pusmetį aš keliau video apie patyčias ir tą story time ir aš dar iki dabar gaunu jūsų žinutes, visokias istorijas, kaip jūs irgi kentėjot patyčias ir kaip jums buvo irgi sunku ir tikrai aš nesitikėjau net tokio kaip comebacko, nes iš karto po video sulaukiu beveik. Man įdomu pakomentuokit, arba parašykite man asmeniškai, ar man padaryti follow-up ant to video dėl patyčių, nes iki pat dabar irgi sulaukiu komentarų ar SMS Jėzų, DM į Instagram ir taip toliau. Tai tas video tikrai yra tas toksai out there, tai pakomentuokit, ar padaryti follow-up ar ne. Tai pirmas pats klausimas yra, ar esi laiminga fully. Nes dabar nemeluosiu protarpiais man užeina, jog aš būnu laiminga, kitą dieną aš tiesiog noriu žliumpti, verkti ant visų išsilieti, išsiverkti. Kodėl aš tiesiog nežinau, jeigu šitimas keičiasi ir aš esu gal lempų ir tiesiog saulėje. Dar ką. Aš labai tada užkinusanti, pats pirmas video, aš žiauriai užkinusanti esu. Tai jo, ar esu laiminga? Dabar, ar fully esu laiminga, tai tikrai ne, bet kokia, nežinau. Nesu tikrai fully laiminga, bet esu kur kas laimingesnė negu tada buvau ir man kaip keista žiūrėti šitą video, kaip pasakyti, ateities aš į praeities aš, nes aš žinau pro kokį šūdą, atsiprašant, aš praeidinėjau ir turėjau praeiti, kaip buvau tuose santykiuose ir... Ar esu dabar laiminga? Kur kas laimingesnė negu tos abi dvi Ievos, kurios yra šitame video. Bet ar pilnai, tai tikrai ne. Bet kur kas geriau negu tais metais abiejais, kada filmavau šitą video.
Klausimas, vis dar Lietuvoje gyveni, ar bent miestą pakeitei? Nemeluosiu, aš Lietuvos nelabai mėgstu, tai nėra mano visiškai šalis, aš nieko nerandu čia įdomaus, ką veikti, aš negaliu čia išsireikšti taip, kaip aš noriu, nes bet kokį žingsnį, ką čia padarysi, tai esi teisiamas, esi tiesiog pasmerkiamas, apie tave pliurpia visuose tose diskorduose ir taip toliau, nes aš turėjau minti šalies tenai, bet jo, aš tikrai noriu išsikraustyti gyventi bent jau į Angliją, į Ameriką, Daniją, kur nors kitur, bet aš savęs asmeniškai Lietuvoje visiškai nematau, kadangi žmonės čia, dauguma žmonių dar mąstymas yra užsilikęs nuo to, kaip mes sakom, saviškių rusų laikų, kur tiesiog atrodo kitaip apsirengi, kažką kito išreiški, kokią fotkį įkeli ir tu esi tiesiog teisiamas. O tu tarp užsienio tai niekam neįdomu, tu čia darai savo ir tau yra gerai. Tai. O gal bent miestą pakeičiau, tai yra dėl to, jog jeigu nepavyktų iškeliauti į užsienį ir atsikratyti šitos Lietuvos, nors nu jos neatsikratys, bet žodžiu, man Kaunas jau lenda per gerklę. Tiesiog tiesiai šviesiai man Kaunas nelabai patinka, aš bent jau norėčiau kokį Vilnių, aš kartais noriu tokį kaip didmiestį išsikraustyti, kartais kokį kaimuką, kur nėra labai daug žmonių, tai tarp tų tokių dviejonių esu. Vis dar Lietuvoje, vis dar Kaune, vis dar tam pačiam bute. Vis dar Lietuvoje, vis dar Kaune, vis dar tam pačiam bute. Bet mano nuomonė nepasikeitė apie Lietuvą visiškai. Irgi nepasikeitė nuomonė apie Lietuvą. Aš jos nekenčiu, aš jos nemėgstu, čia nėra mano šalis. Nežinau, kad aš sakiau Daniją. Aš niekada apie ją nekalbėdavau, aš apie ją visiškai nieko nežinau. Bet tikrai norėčiau išsikraustyti dabar galbūt ne į Angliją ir ne į Ameriką. Tai aš tikrai noriu kažkur kitur išsikraustyti ir gyventi ten, kur yra šilta ir saulėta. Bet tikrai nėra Lietuvoje, nes čia tiesiog man. Čia. Statusas, aš esu susižadėjus. Čia bus geras update'as. Nes labai juokingai klausimą parašiau, bet žodžiu, aš karts nuo karto pasvajoju apie tas tokias vestuvės ir taip toliau, nors tai nėra, kad man dabar jų reikia, bet tiesiog pasižiūriu visokias suknelės tenais, tų baby gender reveal visokių video ir taip toliau, man tiesiog labai patinka. Tai man tiesiog įdomu, koks mano bus santykių statusas po 3 metų, kai aš atsakinėsiu šitą video. Nesusižadėjus, nesusituokus, iki pat dabar žiūriu video, tiek vestuvių, tiek baby gender reveal ir taip toliau, iki pat dabar, kai pravažiuojam pro vestuvinių suknelių parduotuvės, pasižiūriu į vitrinas, iki pat dabar išsisaugojau video, ne video nuotraukas, visokius lifehackus vestuvių ir taip toliau, bet Well, guess what? Gyvenu viena, esu viena. Jokio partnerio neturiu. O dievai, išsiskyriau su tuo vaikinu, kur antrą dalį, kai filmavau. Tikrai esu patenkinta savo sprendimu. Ir kuris laikas jau esu visiškai viena. Aišku, ne visiškai viena. Bet, tarsi partnerio neturiu. Iki pat dabar taip žiūriu tuos visokius video baby gender reveal, vestuvių. Iki pat dabar žiūriu, kokius sužadėtuvių žiedą norėčiau ir taip toliau, nu žodžiu. Manifestuoju į ateitį. Ar vis dar kompleksuoji dėl kūno? Aš žinau, kad manęs dabar užpys ir jeigu aš Jam apšė pohui buvo. Jam čia buvo. Mes tą patį ką tik pasakėm. Būsiu ir įsižiūrėsiu, tai paprunkštuosim ir manęs. Bet žodžiu, jo, aš kompleksuoju dėl savo kūno, atrodo, kad nėra panašiai, ale kūdinasi. Bet kame dalykas, jog man svoris po mano to užpraeitų jau metų numetimo, man labai svoris sunkiai grįžta ir prisiversti man. Iki po dabar turiu problemų su maistu. Gali būti, kad 2 savaitės galiu visiškai nieko nevalgyti ir nebus man problemų su tame. Mane tiesiog valgyti man yra misija. Tai jeigu aš jau pasakau saviškiu, kad aš valgyti noriu, tai jis nustemba, nes tai yra tiesiog stebuklas. Kaip alergija. Išvituoju tą klausimą, bet taip iki pat dabar turiu su maistu problemų, bet daugiau valgau, einu į salę, labiau prisižiūriu save ir nežinau, kaip santykius su mano kūnu ir mano išvaizda tai toks. Gal daug žinau, gal ir ne, aš tai dermatitais man pasireiškia dažniausiai atrankos ir man jisai, nemeluosiu, įvaro daug kompleksų. Kompleksų. Iki pat dabar neskiriu tų žodžių. Komplektas man patyriau pacariau. Iki pat dabar neskiriu žodžių ir taip pat susimėtų, kai sakau kompleksas, tai tam tikri dalykai tikrai nepasikeičia. Ne, kompleksas yra mako kompleksas. Tarkim, tas dalykas, kur tu nepasitikė savimi ir tu dėl jo labai šlipi tą ranką kažkas tokio. Ir, kaip pasakyti, aš tiesiog noriu jo atsikratyti, aš stengiuosi nevalgyti to, ko negaliu, aš dermatitą neatsikratysiu. Nebent gali išaugti kažkas tokio. Ir man tiesiog įdomu, kokia mano statusas bus, aš turiu kokius vaisius, kur jisai dings ir aš tiesiog galėsiu daugiau smagiai valgyti šokoladą ir gerti kavą, nes dabar tai mėnesį kartą vyksta ir man jau alergija kitą dieną. Dermatitą vis dar turiu, nežinau, dėl ko šitą klausimą pomai savo užsidamiau. Jis nėra toksai aktyvus, galbūt taip pasakius. Kas nuo karto išlenda, ypač jeigu su chemija kažką padarau, kavos nebegeriu, šokoladą kapoju ir nieko taip. Kavos aš negeriu. Ai, aš mačą gerdavau. Tipo healthy. Taip, dermatitą iki pat dabar turiu, tas visas alergijas turiu. Buvo jisai suaktyvėjęs po skyrybų, nes biški mergina norėjo pagyventi. Ir žodžiu, jos suaktyvėjo jisai man. Bet dabar vėl ramu. Alergijas tas pačias turiu. Kuom dirbi? Gal turi savo verslą? Kas žino, o galbūt ne, aš studijuoju estetinę kosmetologiją, tikrai noriu savo ateitį sieti su kosmetologija, su visažiste galbūt. Supratot, gramatika nesiseka man. Bet žodžiu, aš norėčiau tikrai būti... Kodėl aš negaliu kalbėti šiandien? Džiaus, susikaupkime. Ramiai, lietuvių yra ta gimtoji kalba. Tau turėtų būti lengva. Taip, prūs. Ok, tai aš tikrai norėčiau dirbti, sieti savo ateitį su kosmetologija, nes man tikrai tai patinka, aš ją domiuosi. Bet tuo pačiu norėčiau su filmavimu, bet su tokiu filmavimu, kad kas pusmetį, kas 3 mėnesius įkeliu video. Tai nežinau, kaip bus. Kai kas nepasikeičia. Bet gal pasitaisysiu. Nedirbu visažiste, nedirbu su kosmetologija, bet dirbu grožio salone. Tai kol kas galiu viską stebėti iš šono ir realiai nežinau, ar aš gal ir norėčiau dirbti su verslo liudijimu arba individualia veikla, bet ar būtent kosmetologijos srityje, tai
Nežinau, aš dabar, kadangi aš nenoriu savo terapijos padaryti savo darbu, nes patyčių video, sakiau, kad makiažas man buvo kaip mano terapija ir pabėgimas nuo patyčių, tai aš kažkaip visiškai nenoriu savo terapijos padaryti savo darbu. Tai tiesiog aš noriu, kad ta terapija man išliktų terapija, pabėgimas nuo visko, o ne tai, kad pastoviai su tuo turiu būti ir dirbti ir visą kitą. Tai. Oh shit. Verslo neturiu. Ten jeigu matėt, kad Lasting Candle yra, jo irgi vapšė neapsikraunu, nieko neužsiemu. Su kosmetologija tuo labiau net nebenoriu save sėti, vien dėl irgi rankų. Ir aplamai man toksai, aš labiau savarankiškai viską pasidarysiu, pasidomėsiu, kuom reikia ir viskas, bet aš nematau savęs toje srityje. Absoliučiai nematau. Iš tiesų mėgaujasi gyvenimu. Puikiai. Šito klausimo aš nelabai įsigilinsiu, nes tai yra man ir galbūt kai kurie žmonės iš artimųjų supras, gal ir ne, bet po 3 metų man tikrai būtų labai įdomu sužinoti, ar aš tikrai mėgaujuosi ir esu patenkinta savo gyvenimu. Aš žinau, dėl ko aš uždaviau tą klausimą, kad buvau matęs. Ar mėgaujuosi gyvenimu, uždaviau dėl to, kad kai šitą video filmavau, aš žinojau, kad aš su tuo žmogumi, kur tada draugavau, ilgai neišbūsiu ir aš žinojau. Aš išsiskyriau, palikau jį dieną prieš savo gimtadienį, tai buvo best day ever ir geriausia dovana pati savo. Kad jeigu aš atsakyčiau tada į šitą klausimą atvirai ir nuoširdžiai, aš žinau, kad aš būčiau gavusi žiauriai psaką ir tiek fiziškai, tiek psichologiškai taip toliau. Ir dėl to aš labai bijojau į jį atsakyti, bet aš žinojau, kad aš tada jį paliksiu tikrai ir aš su juo nebūsiu. Tiesiog man tada reikėjo žinoti last show, kur jau visiškai viskas jau negalėjau su to žmogumi rašyti, kad tai vyko. Manau, tais metais aš po kelių mėnesių su juo išskirpiau žinoma tamesnė. Gal kitais metais. Nevermind. Bet tada tikrai nesimėgau savo gyvenimu, tiesiog dėl to aš sakiau, kad mano kai kurie pažįstami draugai žinos dėl ko, bet tada tikrai visiškai nesimėgau gyvenimu, aš jau savęs nekenčiau tos pozicijos, kurioje buvau. Ar dabar mėgaujuosi gyvenimu, tai kur kas labiau aš mėgaujuosi negu anksčiau, ypač tada, bet ar fully aš mėgaujuosi, tai tikrai ne, bet esu kur kas geresnėje pozicijoje, negu tada buvau. Kiek aplankei šalių? Ar mėgaujuosi gyvenimu? Vėlgi, 50/50 visokių dienų būna, bet tikrai labiau mėgaujuosi gyvenimu, kadangi, kaip ir sakiau, gyvenu viena, tai yra smagu tiesiog grįžti namo, karts nuo karto įsipili taurę vyno, ateina kokie nors svečiai, draugai, pažįstami, pasileidi muziką per kolonėlę, šoki absoliučiai per visą butą, kriokį dainuoji, atsiprašau kaimynai. Labiau mėgaujuosi gyvenimu negu tos abi dviejos tada mėgavosi, kabutėse. Kiek aplankei šalių? Man keliauti yra tiesiog kaifas, aš net jeigu keliauju kiek norėčiau, bet tiesiog man tie visi. Mėgstu keliauti, dievu nekeliauti, bet visiškai nekeliauju. Roadtripai, bus-tripai nors nelabai. Tiesiog man kaifą varo, man tai patinka, aš noriu daugiau keliauti, bet kiek dabar šalių būdama 20 metų tikrai aplankiau gan mažokai, bet tikrai norėčiau daugiau, tai galbūt po 3 metų aplankiau žymiai daugiau negu dabar. Po šito video filmavimo visiškai niekur nekeliau. Tarsi ten ta Lenkija, Latvija visiškai manęs skaito, bet gaila, dėja niekur nebuvau išvykusi. Gal šiais metais. Ne gal, pamanifestuoju šiais metais keliausiu. Man rodos, gal tais ar kitais metais, neatsimenu jau, su tuometiniu buvusiu išvykom į Bulgariją, žiauriai nemėgstu Bulgarijos, iš tikrųjų vieną kartą buvau prieš tai, nepatiko. Antrą kartą kankinė, vienintelis dalykas, kas man patiko, tai nesebaras ir viskas. Tada praeitais metais su abiejais broliais, mama ir brolienė keliavom į Rodo salą ir į Simi salą buvom aplankę. Tai ties ta vieta man tikrai labiau patiko kur kas, nes tenais ir plus 30 saulė giedra, tiesiog pasaka man. Nes dabar už lango prisnigta, šalta. Ar kolegijai buvo verta išleisti 1000 eurų? Ok, kaip ir minėjau, studijuoju estetinę kosmetologiją, bet viso semestro kaina beveik 2000, dabar šių metų pirmo kurso jau 2000, tai man tiesiog įdomu, ar mano tie lūkesčiai pasiteisino, man patiko ten studijuoti, kad tikrai buvo verta išleisti ant tos kolegijos 1000 plus dar pirktis ten tos halatus, savo priemonės reikės pirktis ir taip toliau, tai man tiesiog įdomu, ar pasiteisino. Nerekomenduoju SMK ir aš nemanau, kad atsakinėsiu toliau į tos klausimus, į šitą klausimą, ta prasme, nes čia kas 3 metus per tą patį atsakyti, kad nerekomenduoju, tai net neapsimoka. Ar draugai pasiliko tokie patys, gal su kažkuo nustojai bendrauti? Mano dabar draugų ratas irgi nėra labai toks didelis, aš jau geriau turėsiu ten kelis ant vienos rankos galėsiu skaičiuoti negu pilna, kurių tiesiog atsiras tada, kada jiems reikia pagalbos, bet ne kai man reikia pagalbos. Bet tiesiog man yra labai įdomu, ar aš vis dar palaikau po 3 metų. Nepasikeitė tas dalykas. Ryšius tais draugais, kuriuos dabar palaikau, ar kažkas įvyko tarp mūsų, ar tiesiog išsikėlė keliai. Draugų neturiu. Taip pasakysiu. Ne, meluoju. Maniškis ir su viena kursokė labai susibendrau prieš bakalauro rašant. Su to kursiokė. Tai iki po dabar bendrauju, jos vardas Evita, jinai yra ir susituokė, ir vaikas susilaukė, tai aš tapau to vaiko krikšto mama. Tai irgi to džiaugiuosi. Bet aš praskipinsiu, kitas kadras bus, nes neklausysiu viso šito dalyko, ką sakiau apie draugų ratą ir taip toliau, bet jo, prasiplėtė mano draugų ratas, ypač po skyrybų labai suartėjau su dauguma iš senesnių, iš praeitų. Daugelį metų atgal, su kuriais bendrau žmonėm, tai irgi atgaminom ryšius, su kitais labiau pradėjau bendrauti, tai platesnis mano draugų ratas dabar yra. Kaip, shit. Aš, tarp kitko, šitus klausimus pasirašau gruodžio 19, o dabar yra sausio 7-8, bet žodžiu. Kaip reikalai su šeima? Čia iš to nesigilinsiu, bet mums tikrai įdomu žinoti ateityje, kokie mano reikalai su šeima ir taip toliau. Ar pamilai
dabar gyvenu viena su saviškiu, tai gyvenimas kur kas yra ramesnis negu anksčiau, kai gyvenau su tėvais. Aš labai atsargiai noriu atsakyti šitą klausimą, bet jis yra ramesnis, kai dabar tik gyvenam mes abudu, save pilnai. Santykiai su šeima kur kas geresni po skyrybų. Tarsi, nenoriu, kad šitas video būtų vien, o dieve, aš čia po skyrybų visą kitą, bet, literaliai mano gyvenimas labai į gerąją pusę pasikeitė po jų. Tai ir labiau su mama bendrauju, dažniau susiskambinam, susirašom, su tėčiu lygiai tas pats, su abiejais broliais vėlgi tas pats. Tai po to įvykio viskas pas mane labiau yra tvirčiau. Tai yra tas pats kaip ir su nuo kompleksu, nes aš tikrai randu kiekvieną dieną prie ko prisikabinti, bet tiesiog stengiuosi tai kaip brush it off, nežinau kaip lietuviškai, tiesiog bye. Bet tai yra sunkiai, kai dabar social media yra viršūnė ir kelia nuotraukos, kaip tu turi atrodyti, kad tavo lūpos turi būti tenais pripūstos, tavo krūtinė turi būti didžiausia ir taip toliau ir tikrai varo kompleksu. Kompleksas tikrai. Žodžiu, bet tiesiog įdomu man yra, ar aš tikrai save pilnai pamilau, ar man patinka toks, koks aš žmogus esu ir nežinau, ką pridurti. Tada savęs visiškai nemylėjau. Ir nemylėjau vien dėl to, jog su kokiais žmonėmis aš buvau ir kokios santykiuose aš buvau, nes visi žodžiai vis tiek kažkaip tavyje užsilieka, nors tau atrodo, kad tu juos nekreipi dėmesio. Tai su to žmogum, kai buvau, buvo tikrai labai sunku save pamilti, kai tu pastoviai girdėdavai žeminimus. Yra labai sunku atsakyti į šitos klausimus, jei nepadarėm šito video vien apie tą žmogų, bet aš žinau, kur aš tada buvau ir kodėl aš atsakiau tos klausimus tam tikrai žodžiais. Bet tada tikrai aš save žiūrėjau, nekimčiau ir kompleksavau labai dėl visko. Bet ar aš dabar save fully myliu, tai tikrai irgi galiu pasakyti, kad ne. Save kur kas labiau myliu ir kur kas save labiau gerbiu ir prižiūriu save labiau negu kai tada filmavau šitą video. Pilnai dar savęs tikrai nemyliu, bet I'm getting there. Kadangi kitas video, kurį filmuosiu, man bus beveik 30 metų, tai galvoju, reikia užduoti dar kelias klausimus mano beveik 30 metų Ievai. Taigi, beveik 30 metų Ieva, ko tu bijojai būdama 26 metų, bet dabar tau atrodo tai kaip smulkmena. Ar visgi tau pavyko padaryti 26 metų resolution, kad neapsikrauti žmonėm, kurie tavimi neapsikrauna ir nustoti jais rūpintis ir tiesiog neversi draugysčių? Ką apie santykius, nepaisant to, ar tai yra su draugėm ar su partneriu, tik supratai būdama beveik 30 metų? Ką nori pasakyti man, tai tu ateities Ieva beveik būdama 30 metų, mano versijai 26 beveik 27 metų Ievai. Na ir viskas, šitie klausimai, manau, bus įdomesni man ateities beveik 30 metų Ievai. Realiai mano už 3 mėnesių yra 27 metai, ta prasme, laikas tiesiog skrieja. Tai jo, tikiuosi, kad jums patiko šitas video, pasidarykite ir jūs patys savo tokį video, galbūt kažkur dienoraštį ar kažką tokį užsiveskit, nes visgi, manau, tikrai yra įdomu žiūrėti, kur jūsų gyvenimas, kokia linkme eina, bet jo. Ačiū, kad žiūrėjot ir su šitu video tokio tipažo pasimatysim vėl už 3 metų. Iki kito karto.